ką, chebra? 1, 2, 3, bandom. Tai ką, sveiki draugai, tai pradėsim apžvalgą, šiandien jums parodysim BMW 5 serijos 540 benzas, 3 litrų, 18 metų, tai čia turim savininką, Andrius, susipažinkim, sveikas. Tai gal iš pradžių norėjau paklausti, kodėl pasirinkai būtent šį modelį, gal rinkaisi tarp kažkurių variantų ir panašiai? Nu, aš pradėjau žiūrėti prieš 2 metus kažkur, norėjau pakeisti Pitaką Batmaną. Ieškojau kažką tokio naujesnio, greitesnio, turėjau dizelį, norėjau sėsti ant benzino, tai žiūrėjau 3.5, bet pažiūrėjęs nebuvo labai iš kažko rinktis, o norėjęs ir komplektacijas didesnės, tai po to sudomino toks variantas, pamačiau motorą B58, labai galingas, pačipuot labai gerai važiuoja, o svarbiausia ir laiko gerai, ir nereikia daug dėti pinigų, pastangų į tai, tiesiog lengvai. Tai vat, norėjau paimti B58, F30, bet kainos jau, kadangi buvo naujausias modelis tuo metu, tai buvo tikrai tokios kandžios, tai pažiūrėjau, pradėjau žiūrėti G20 trečią seriją, bet nepakako vietos taip kažkaip gale savęs, tai tiek to sustojau, kad ir komfortas, ir gale, ir, galas varomas, vis tiek linksmybių mašina. Tai ką, gal šeimą turi, kad tau vietos reikia gale? Ne, tiesiog mėgstu keliauti ir su draugais, ir šeimą parvežti namo, tai kažkaip norėjęs tokio labiau praktiškesnio automobilio. Tai trečiuką pažiūrėjai G30 ir... Trečiuką G20 pažiūrėjau F30, pažiūrėjau šešetuką, bet keturdurį. F13 kėbulas, jo? Jo, man atrodo. Ten Grand Coupe jis, kad jis F13 lygtis. Taip, ir ties to jau sustojau prieš G30, kadangi komplektacija labai gera galima pasirinkti. Ir išvaizdus automobilis, ganėtiškai dar naujai atrodantis. Aišku, dabar jau jisai turi naujesnę modifikaciją, bet ne kiekvienas dar gali atskirti tą naujesnę modifikaciją. Tai tikrai gan naujoviškai. Aš jau galiu, pasidomėjau. Tai čia turim prie facelifto, jo? Taip. 18 metų, o prasidėjo gamyba prie facelifto nuo 16 metų galo iki 20 metų. Tai nuo 20 prasidėjo jau faceliftas, tai ten kas pasikeitė: žibintai, bamperis, priekinis galinės, žibintai irgi galiniai pasikeitė, po to spidometras naujesnis, panelė kažkiek pasikeitė, tokios minimalios modifikacijos, kaip visada ir būna nauja versija. Klimatas dar truputėlį pasikeitė, jisai tapo liečiamu, bet aš važinėjau su nauju 5 klasės, tai man asmeniškai nepatinka, kadangi nejauti to mygtuko ir tas liečiamas nepatinka. Jo, nelabai kažkaip. Sutinku, nepatogu net. Gal priprasti siek reikia, bet pirmų žvilgsnių tai kažkaip senesnė versija man labiau. Jo, nes senesnė versijos mes turim tiesiog tos mygtukus, tai važiuoja, net gali nežiūrėti, bet tu vis tiek pareguliuosi temperatūrą. O kai turi tą liečiamą, tai žinai ten. Dar reikia atsiblaškyti, pažiūrėti, surast tą mygtuką. Supratau. Tai ilgai jau turi šitą automobilį? Pusę metų kažkur. Pusę metų. Tai gal kažkokie gydimai, kažką keitėjai, modifikacijos kažkokios pranašiai? Šiaip, jisai važiavęs tik 44 000, tai kaip ir nieko nekeičiau, tik tepalus, veidrodėlius, uždėjau koverius, kaip paimkinius tokius. Jo, downpipe'ą susidėjau ir įsirašiau stage antrą. Stage antras? Nieko savo. Tai kiek kilovatų čia yra ant save? Dabar tikrų yra 320, bet su prognozėm iki 350. O kas įėjo į tas stage 2? Ką darė? Downpipe'as RMHD. Dar planuoju XHP pasidaryti, nes dabar su momentą truputėlį riboja ties 1-2 pavarą. Jo. Tai dar pilnam stage antram reikėtų intercoolerio, turbūt. Čia eina jau intercooleris, kuris aušinasi antifrizo. Jo, antifrizo, ir kad pakeisti jį tikrai didelė suma gaunasi, ir stage antram, kiek rašo amerikonai ir rusai, pilnai užtenka.
Va, čia tai geras variantas. Minimaliai investicijų ir daug arklių, kaip mes ir mėgstam. Tai taip, čia viską susidėti 500 eurų ir turi 320 kW ir gali baust bet ką, bet galinis tai reikia dar mokėti valdyti, kad gerai startuot. O iš išvaizdos kažką darėjai apskritai, apart tų veidrodėlio? Ne, kaip ir nieko nedariau. Čia, iš Amerikos buvo truputėlį tokių defektų, kurias persidariau dar iki idealo savo, kadangi, vis tiek tokie būna po mažų. O stipriai mušta buvo? Ne, nestipriai iš vis, nestipriai, tam 2 durys ir sparnas. Idealus variantas. Tikrai nestipriai, neiššovė kažkas nieko tikrai. O už kiek pasiėmė, jeigu nepaslaptis iš Amerikos? Čia susilaikysi. Jo, aš pirkau ją jau Lietuvoje surinktą pilnai. Supratau, galvoju, užsakinėjai iš Amerikos. Ne, jau Lietuvoje pirkau surinktą. Gerai, tai norėjau iš tikrųjų paklausyti, toks populiarus klausimas, visiems bus įdomu, kokias sąnaudas šio automobilio, nežinau, mieste, trasoj, gal skaičiavai, kiek ten gaunasi? Čia visada skirtingai gaunasi, nuo kojos priklauso ir nuo provokatorių, ant kiek spausi. Bet šiaip aš sakau, aš gyvenu truputėlį už miestą, tai man miškas gaunas 11. Bet važiuojant po miestą galima, jeigu gerai spaustų, iki kokių 15 tikrai pakelti. 15. Jo, čia daugiausiai, momentinį, bet vis tiek vidurkis, kadangi man už miestą truputėlį važiuoti iki namų, tai aš iki 13 tikrai čia jau reikia labai spausti, kad iki 13 ateiti. Tai žodžiu, mieste kokie 12, toks vidurkis? Daugiau, kokių manau 13, o užmiestys 10. 10. Čia jau maksas. Čia žiūrint, kaip važiuosi. Supratau. Jeigu, pavyzdžiui, tu skirsi dieną, tu važiuosi į dragus, tu lenktyniausi, tu visada aktyviai važinėsi, kaip manai, kiek bus maksimaliai sąnaudos pastavę? Kokių iki 15. Iki 15 vis tiek, ja? Jo, nes PM8 tie varikliai yra ekonomiškesni, čia faktas, nes jeigu lyginant su MP4, tai jeigu taip aktyviai važinėti visą vakarą, pavyzdžiui, ten lenktyniauti ir panašiai, ten vidurkis bus 18, net 19 galbūt. Tai čia iš vis kosminis variantas. Supratau, tai nėra taip ir daug tų sąnaudų. Ne, tikrai nėra daug čia. Gerai, tai gal pridarysim kapotą, pasižiūrėsim, ką ten turim, parodysim chebrai. Turim PM8 variklį, 3 litrų benziną, 6 cilindrai, inline. Minėjai apie tepalus, kad keitai tepalus, jau 2 kartus ar 2 kartus jau ateina, jo. Tai iš tikrųjų norėjau paklausti, kaip dažnai keitai tus tepalus. 7 kažkur tūkstančių. 7 tūkstančių, ja? Supratau. Kokie niuansai yra su šio varikliu, kokius aš žinau ir tikrai čia yra tokia ne liga, bet problema, kad grandinės šiam varikliui yra iš galo, iš salono pusės. Tai kad pakeisti grandinės, reikia nuimti motorą, pakeisti grandinės ir įdėti atgal. Tai šitas darbas jums kainuos 2 daugiau, negu pavyzdžiui NPM4 jūs keisit grandinės. Tokia situacija. Tai gal ateik arčiau, parodysim čia, ką mes turim po kapotu. Iš įdomesnių. Tai iš įdomesnių, turim antifrizą, 2 bakeliai. Vienas skirtas tepalo aušinti, kitas skirtas orui aušinti, kuris eina oras į interkulerį. Būna oriniai dažniausiai, o čia yra su antifrizu. Tai ką, dar pakalbėsim apie variklio gamas. Tai šie modeliai turėjo 1.6, 2 litrų benzą, 2 litrų dizelį, 3 litrų dizelį, 3 litrų benzą, kurį mes turim čia, PM8. 2 litrų benzinas turėjo indeksą BCAM8. Vėliau, ką mes čia dar turėjom? V8. Tai V8 turėjo irgi 2 modelius variklio. Tai buvo N-SHAM3 ir S-SHAM3. Tai N-SHAM3 montavosi tiesiog paprastuose modeliuose, kaip pavyzdžiui 550, ir tas S-SHAM3 jau montavosi M-kis. Tai ką iš tikrųjų rekomenduoju iš variklių, tai tikrai ne 1.6 nekreipiam dėmesio, 2 litrai galima žiūrėti, bet tikrai nevažiuos su šio modeliu, nes jis yra sunkus, ten turbūt svoris 1.8 tikrai. Jau kažkur tai. Jo, tai iš tikrųjų jeigu žiūrim, tai žiūrim 3 litrai benzas, ką mes turim čia, arba 3 litrų dizelis. Tai bus ekonomiškai ir dinamiškai. Ir M-kis čia jau, kas turi daugiau pinigų, tai prašom, imkit M-kis, mes dar neuždirbam. Gerai, tai gal paklausiu tavęs kokią nors istoriją apie automobilį, gal buvai susidūręs su kažkokia juokinga situacija? Jinai iš esmės ir juokinga, bet ir tuo pačiu ir drovi. Čia tokia buvo situacija, aš automobilį turėjau gal kokias, mėnesį kokį, gal antras ėjo.
Ir ateidamas iš parduotuvės su pilnais maišais, pamenu, kad mašina buvo, maždaug čia. Prieėjęs, pamačiau žibintus, ortakius, taip iš karto atėjau prie durų, patraukiau rakinėlę, bet neatsidarė. O pas mane pilni maišai, vanduo pažastyse. Aš antrą kartą traukiu, vėl neatsidaro, galvoju, gal rankinėlė neveikia ar dar kažką. Sudėjau viską ant žemės, išsitraukiau raktus, paspaudžiu ir tik girdžiu, kad bats kitoj pusėje išvis. Jau toliau pažiūrėjau, o ten 7 modelis, bet iš priekį jisai atrodo, man bent jau tuo momentu buvo identiškas, ten ortakiai truputėlį didesni viskas. Bet kaip džiaugiasi, kad ten nebuvo savininko, kad nematė, kad kažkas atėjo ir bando čia įlipti tą mašiną, tai pats nusijuokiau savyje, bet toks nejaukiai pasijutau. O tai būna. Jo, iš tikrųjų mažai kam skiriasi 7 serija nuo 5. Ir važiavimo, man atrodo, irgi panašiai. Irgi komfortiškai žiauriai važinėja. Taip, palyginus čia kaip Simak, jisai labai jaučiasi biškį geriau negu Simakas F klasės. Jisai taip važiuoja labai minkštai ir jisai dydžiais panašus į 7 klasę praeitą. Tai jisai toks dydis. Tai ką, aš galvoju, gal užkursim žvėriuką? Ką manot? Bandom? Bandom. Parodėm jums, kaip skamba išmetimas iš išorės, tai iš tikrųjų labai nice skamba. Yra minimalus toks garsas skardinis, bet čia manau bus dėl downpipe'ų, kaip ir kalbėjom su tavim prieš tai. Tai dar galim pasižiūrėti, kaip tai skamba iš vidaus. Tai važiuojam, prasivažiuosim. Tai va, jau prasivažiavom keletą kilometrų. Tai žiauriai maloniai važiuoja, čia niekad nepasakysiu, kad čia kažkoks 5, tikrai ne, čia 7 klasės BMW viduj. Dėl išmetimo kalbėjom, tai išmetimą girdim kažkiek salone, bet taip švelniai, bet maloniai, užtenka iš tikrųjų. Va, dabar turim gulinti. Žiauriai komfortiškai, žiauriai. Nežinau, girdėsit, biškį paspausiu. Vėl gulintis, opa. Toks malonus, garsas, duslus, nėra to skardumo, kai buvo lauke, to nesigirdi. Toks minimalus, duslus garsas. Posūkius. Na taip, biškį minimaliai plaukia, nėra Mercedesas, aišku. Bet minimaliai yra plaukia. Nes čia pakaba, kaip suprantu, Andriau, čia ne M-kinė, ja? Jinai M-sportas, bet jinai paprasta, nereguliuojama. Nereguliuojama. Jo, nes šiek tiek jaučiasi. Na, bet palakstyt gali. Jo, drąsiai. Jo, važiuoja labai maloniai, tyliai. Garso izoliacija labai nice. Beveik nieko nesigirdi. Minimaliai kaip rieda ratai. Minimaliai girdisi. Žiauriai tyliai. Tai ką, pakalbėsime apie komplektaciją. Tai ką mes čia turim? Šildomas sėdynės, ventiliuojamas, turim masažą, turim elektrinės sėdynės, memory, komforto saloną, LED ekraną, spidometrą irgi LEDinį. Labiausiai kas patinka turbūt salone, kol kas, tai šitas dalykas. Kai padarai garsiau, bet nieks negroja ir nuleidai atgal. Nors ne, kažkas groja, tai palauk. Jo, groja. Ir atgal. Va, šitas dalykas irgi labai patinka. Ir dėl spidometro irgi norėčiau jums parodyti. Kai keičiam režimą, Sport, Comfort ar Ego Pro, keičiasi spalvas pačiam spidometrui. Tai irgi to jums parodysiu. Va, įjungsim sportą. O
iš karto malonu žiūrėti spidometrą. Aišku, gaila, kad nėra 330 km/h, čia būtų privalumas, bet ir taip gerai atrodo. Jungsim komfortą, čia kaip buvo prieš tai, ir Eco Pro, kurį niekad gyvenime nenaudosim, bet jis tiesiog yra. Ką iš komplektacijos dar mes turim? Tai liuką turim, tai pridarysim. Iš komplektacijos nežinau, gal savininkų dar paklausim, kas jam labiausiai patinka šiam salone ir panašiai. Labiausiai tai patogu, kai vairuotojai, tai head-upas, kuris rodo ir ženklus, ir greitį, ir posūkius navigacijos, sėdynės labai komfortiškos, kurios laužosi nugarėlę, tai elektrinis dangtis, kuris iš salono gali užsidaryti pats, nereikia išeiti, jeigu ten pareigūnai prašo parodyti, kas bagažiniai, taip pat durų pritraukėjai, taip jo, susideda. Dėl durų pritraukėjo jums įdėsim dar kadrą, kad nieko ten negalvotume, parodysim, kad tai veikia ir panašiai. Dėl head-upo irgi norėjau pasakyti, kad visą laiką matau, kiek aš viršiu, nes aš mėgėjęs viršyti, bet šiandien tikrai neviršiu, bet visada matau, jeigu viršiu. Tai va, irgi labai geras dalykas. Tai ką, galvoju, dabar prasivažiuosim čia iki vakarinio aplinkelio ir pažiūrėsim, kaip mūsų žvėris traukia. Ką, dar pabandysim sportą įjungti, pažiūrėsim, kaip apskritai meta bėgius dėžė. Sportą, biškį paspausim. Nors jinai dabar nejungs, nejungs. Jinai lauks. Tai pažiūrėsim dar drive'ą. Stabdysim šiek tiek. Nes kiek pastebėjai, žiauriai maloniai meta bėgius. Net nesijaučia. Daug paspaudžia. Bet mėto išvis nesijaučia, tiesiog kaip elektrinis pradeda bėgėtis. Gerai, tai va, važiuojam link vakarinio aplinkelio, tai to išvažiuosim ir paspausim, pažiūrėsim, kiek mes čia arklių turim. Gerai, tai išjungsim antiprislydimą, vieną kartą paspausim, kiek žinau, atjungia 15 maždaug procentų antiprislydimo, ne visiškai, tiesiog duoda praslyst ratom. To mums ir reikia dabar. Tai jungsim dar sportą. O kiek, Andriau, bėgėjęs iki 100? Žinok, nežinau tiksliai. O stokas lygtais 4,8, ja? Jo, 4,6, 4,8. 4,8. Žodžiu, aš jungsiu mechaną. Jo, sportą. Trečią bėgį. Ir kad niekam netrukdyt. Sport mygtuką. Spidometrą jungiam. Čia ne spidometras, čia keičia kardinaliai viskas. Standartas. Dabar ton Sport Plus. Tai pliusas, jeigu būna. Nu ką, chebra? 1, 2, 3. Bandom. Žiauriai greitai bėgius vietą. Ir stabdžiai. Na, stabdžiai super. Stabdo geriau negu bėgėjas, iš tikrųjų. Kol kas nesiskundžiau stabdžiais tikrai. Labai gerai stabdo. Nesitikėjau net, kad ant tiek gerai stabdo. Bėgėjas super, bet iš tikrųjų bėgėjas greitai, reiškia, greitis didėja, bet nesijaučia to. Tiesiog nesijaučia. Nes kaip ir sakiau, jinai kaip 7-tukas važiuoja. Garso izoliacija superinė, maloniai važiuoja minkštai. Dėl to ir nieko nesijaučia. Tai, nežinau, man atrodo žmonės, kurie perka 5 serijos BMW, kažkiek tikisi to, nežinau, drive'o, sporto, bet čia, nelabai to yra. Nebent minimaliai sužemint automobilį. Na, žinokit, chebra, labai patiko man prisiliekt su ją. Pakartosim šiek tiek, tikiuosi savininkas nepyks. Jo, bet žiauriai aktyviai važiuoja. Greitis kyla, o nieko nesijaučia. Tiesiog labai toks įdomus jausmas iš tikrųjų. Nes atsimenu, o debilas, kur bėgioja, nu. O po to BMW ir stotelis. Nu, tokie bėgėja. Gerai. Tai prisilieksim dar biškę. Bet žiauriai gerai bėgėjasi.
čia galim paskaičiuoti, kiek mes turim Newtonų Mhm. ir arklių. Aišku, rusiškai, bet Hebra turėtų suprasti. 400 arklių buvo, o į Newtonus neatkreipiau dėmesį. Rodomas dalykas. Apie 600. 600. Tai ką, Hebra, šiandienai būtų tiek, tai ačiū Andriui, kad parodė automobilį. Žiauriai patiko, greitas, komfortiškas. Būtinai rašom komentaruose, kokį automobilį norit matyti sekančioje apžvalgoje. Pridėsim mūsų Instagramus Andriaus ir mano čia. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo, subscribinam kanalą, uždedam laiką ir iki greito.